Blemba vyrai, žinau, tokį gerą būdą, kaip pakelt nuotaiką. Šiame rudenyje dabar, kai yra toks niūrus oras, aišku, čia dabar ryte atsikėlęs, tai normaliai visai, gražus oras, bet žinau, tokį nerealų būdą, kuriuo aš pasidalinsiu grinai su jumis, blem, toks geruolis būdas, kaip pakelt nuotaiką. Tarkim, tau šūdina nuotaika, tu atsikėlė, išėjai ryte, tau šūdina nuotaika. Arba, pavyzdžiui, iš viso tau nesiseka, irgi šūdina nuotaika ir nori, kad sukeltum savo vidinę energiją. Vidinę energiją siekti viskų, tikslų imti, eiti pakėlus galvą, smakrą, būti pozityviu, nusiteikusiu, geru žmogumi, teigiamu. Pavyzdžiui, man būdavo taip, papasakosiu. Aš važiuodavau į universitetą, ryte atsikeldavau, čia prieš keletą metų atsikeldavau, važiuodavau į universitetą, troleibusu ir pamatydavau moterį. Blema, tai karšta moteris stovi, važiuoja paskaitas. Tu prieini ir sakai, labas. Ir svarbiausia reikti jų. Ir va to susipažįsti, pabendrauji su jie visą tą kelionės laiką, palydi į paskaitas. Jų tave tikriausiai palydi į paskaitas. Ir atsisveikini su jie. Ir tau visas tas bendravimas, ta nuotaika, kurią tu bendravai, pasikelia nuotaika nerealiai. Nieko nėra vyrui maloniau, kaip jautimasis patraukliam priešingai lyčiai. Kiekvienam čia žmogui. Ar nesvarbu, tai moteris ar vyras, bet jeigu jis jaučiasi patrauklus priešingai lyčiai, jeigu jis gauna rezultatus, jis jaučia pasitikėjimą savimi, jis jaučiasi gerai. Irgi, pavyzdžiui, būna kartais nebūna nuotaikų, šiaip sieki tikslų ir sunku būna kaip kas. Pamatai moterį, nueini pabendraut, nueini, tai nesvarbu gal kontaktus, bet nueini pabendraut, galbūt nuvedi pokalbį į tikslą ar ką. Ir tu matai, kaip jinai su tavim bendrauja, kaip jinai tau šypsos, kaip jinai patenkinta yra, kad tu ją užkalbina, kaip jinai yra laiminga, ir tu tampi laimingas. Supratau vieną dalyką, jeigu tu sugebi kitą žmogų padaryti laimingą, tu pats tampi laimingas. Ir dar vieną atskleisiu dalyką, jeigu tu nori pagerinti bendravimą su kitais žmonėmis, nustok kritikuoti. Nustok kritikuoti kitus žmonės, nes tu, kai kritikuoji kitą žmogų, tu žemini jo asmeninę savivertę, savigarbą. Kai tu pagiri už tai, ką jis turi gero, ką jis pasiekė, jo savivertė pakyla, jis pasijaučia geriau. Netgi iš viso toks pasakymas jam kaip žodžio ačiū, gal jam pakelia iš karto savivertę. Jeigu tu pats prisiminsi iš savo atsuksiu įvykius atgal, geriausiai sutari su tai žmonėmis ir tu pats nori būti prie tų žmonių, kurie tavęs nekritikuoja, kurie tave skatina, kurie tave palaiko, kurie sako, tu maladėts, tu pažiūrėk, ką tu padarėjai, pažiūrėk į save. O, maladėts, duok 5. Oba, va taip. Lygiai tas pats irgi, kai neini su moterim bendrauti. Paprasta taisyklė, nustok kritikuoti žmonės. Aišku, yra tokių dalykų, kai jau turėtų pasakyti, kad žmogus blogai kažką daro, kai jį čia neveda į gerą kelią, kai tu turi jam padėti sustabdyti jį, tada jo, tu pasakai jam. Bet šiaip venk šito dalykų. Nes, pavyzdžiui, vieną kartą pas mane atvažiavo konsultaciją vyras, kuris sako, nu blemba, prarandu, sako, draugus. Sako, blemba, įstojo naują universitetą, sako, viskas ten pradėjom grupelėm skirstyti, kas su kuo kaip kas. Sako, su manim būna ir vienas, ir kitas, sako, ir aš, sako, labai mėgstu argumentuoti, sako, nu, pavyzdžiui, kokią nuomonę ten apie kažką šnekam ir aš mėgstu pateikti savo nuomonę. Ir sako, mano argumentai laimi, sako. Aš sako, aš visuomet, sako, dažniausiai, nu, jie neturi ką pasakyti, sako, nu, varščiausiai, aš užargumentuoju. Mano nuomonė tiesiog faktais jis įrodo, kad tai yra jis teisus. Faktais rodo, kad jo požiūris teisingesnis, duodantis labiau rezultatų. Tačiau kas darosi, sako, aš būnu pastebiu, kad vienas nenori su manim būti, antras nenori, trečias. Kad aš vienas pradedu lėpti. Vienas, visi nuo manęs varo lauk. Bėgam. Būna nuo šaly nuo manęs. Tai mato čia, kai sako, ar tu nori išsaugoti draugystę, ar tu nori būti teisus. Renkės vieną iš dviejų, ar tu nori išsaugoti draugystę, ar nori būti teisus. Panašiai ilgalaikiuose santykiuose visur yra.
dalykas. Beje, irgi noriu priminti dėl spalio 200 dienų seminaro. Vyrai, registruokitės, laukiu. Ir kas grinai pervedi pinigus, atsiunti pavedimų kopiją, aš tam iš karto parašiau elektroniniu paštu, kad aš tau vietą rezervuoju. Jau tau kėdė paruošta. Iš tikrųjų super, jau laukiu tų žmogus. Taigi, jeigu ką, tai susiekit su manim telefonu +370 623 12646 arba man į paštu parašykite dėl seminaro. Ir mes sustiprinsim jūsų psichologinės žinias, padarysim mainus, aš jums duosiu gerų žinių, grinai ne tik kaip su moterims pagerinti bendravimą, bet aplamai su visais aplinkiniais žmonėmis. Viso.